Sveiki susirinkę į Lietuvos drifto čempionato spaudos konferenciją. Aš esu Antanas Kigolis, drifto komiteto pirmininkas. Stengsimės ilgai jūsų čia neužlaikyti, pašnekėti, kas šiais metais ir kokie renginiai vyks, kiek jų bus, tarptautinius Lietuvos čempionato. Ir pirmas dalykas, šiais metais nesivadins Lietuvos drifto čempionatas, vadinsis Autoplius Lietuvos drifto čempionatas. Turime pirmą kartą mūsų visoje istorijoje turbūt drifto rėmėją ir partnerį viso čempionato, taip kad keletą žodžių Autopliuso atstovas norėtų tarti. Sveiki visi. Pirmą kartą remiam. Šie metai yra pirmieji, kada Autopliusas prisidės prie didžiausių autosporto renginių. Kodėl prisidedam? Todėl, kad kas mėnesį Autopliuse apsilanko bent 500 000 lietuvių ir bent pusė iš jų yra tokių, kurie yra didesni ir mažesni automobilių fanai. Ir matom, kad tiek ir mūsų lankytojams, tiek ir mums patiems šitie renginiai yra prie širdies. Ir tikimės padėti šitos renginius padaryti dar populiaresnius, geresnius ir dar patrauklesnius. Taigi, noriu palinkėti, kad šitie metai būtų startuotų su gera pradžia, kad būtų daug azarto ir pavyktų išlaikyti saugumą. Sėkmės. Ačiū Autoplius. Taigi, trumpai aš pristatysiu 4 etapus šių metų čempionato. Tai pirmas etapas sekantį savaitgalį čia prie Ozo. Visi nekantraujam ir laukiam, bus atidarimas. Organizuoja D1 Sport organizatorius Kastidis Alekna. Jisai išnekės po manęs ir daugiau papasakos apie visus savo organizuojamus etapus. Antras etapas pirmą kartą mums pavyko padaryti Klaipėdos mieste. Bus uždarytoje Priestočio gatvėje. 2 dienų renginys, gaila pačio organizatorius nepavyko šiandien jam atvažiuoti papasakot, bet pagal planus nusimato labai smagus ir fainas renginukas. Trečias etapas Kauno mieste, planuojamas dar Kastytis daugiau papasakos, ir uždarimas arba Vilniaus mieste, arba Kačerginės Nemuno žiede. Taigi čempionatas susidarys iš 4 etapų. Taip pat keletą šiais metais turėsim ir tarptautinių etapų. Tai jau 3 metus vykstantis EEDC, turbūt visiems puikiai žinomas, Nemuno žiede. Pirmą kartą automobiliai leisis link Ąžuolo, tai turbūt viena iš sudėtingiausių Europoje trasų. Tikimės, kad tai bus irgi labai stiprus renginys ir atvažiuos dar daug dalyvių iš užsienio. Ir taip pat pirmą kartą Lietuvoje mums pavyko prisitraukti Drift All Stars, kuris vyksta apskritai 6 metai Europoje. Šis renginukas planuojamas arba Kauno mieste, tam tikrose uždarytose gatvėse dabar vyksta dėrybos su savivaldybė, arba Nemuno žiede. Dar norėčiau trumpai galbūt papasakoti apie Lietuvos drifto čempionato reglamentą. Vėlgi šiais metais pirmą kartą bus visos varžybos vykdomos pagal patvirtintą reglamentą, kuriame jau grinai yra aprašytas varžybų vykdymas, dalyviai, licenzijos, teisėjimo taisyklės, būtent techniniai reikalavimai pro ir street klasėmis ir žinoma mūsų prioritetas tai saugumo reikalavimai visomis varžybomis. Organizatoriam tikrai duodam nemažai darbo pasiruošti prieš varžybas, bet tai tikimės, kad tai pakels tik tais patį lygį varžybų ir saugumą ir nieko nenutiks. Taigi, aš jau kaip ir baigiau, duosiu dabar žodį Kastyčiui, kuris papasakos daugiau apie savo etapus. Taip, iš tikrųjų labai daug klausinėja žmonių, kurgi vyks čempionato etapas pirmas, ar ant stogo, arba parkinge, bet dabar aš parodysiu, kur jis būtent bus vykdomas ir parodysim saugos planą. Taip pat saugos planą galime rasti
tarp mūsų informacijos Facebook'e arba tinklalapyje. Taigi renginys vyks Vilniuje prie Ozo. Rytoj mes pamatysim būtent, kur jisai vyks. Tai yra saugus planas ir čia yra pažymėtas raudonos zonos, kur net pries atstovai turėtų stovėti labai atidžiai. Ir jeigu jūs čia būsit, jūs turėsit visada stebėti ir stovėti link mašinos priekio. Ta prasme, negalima atsisukti, kai važiuoja mašina, jūs būtinai turit visada stebėti, kur važiuoja mašina, nes būtent šitos raudonos zonos yra labai pavojingas. Ir, pavyzdžiui, ant pirmo užsistatymo, tai pamatysim, čia važiuoja driftų mašina, šitoje vietoje greitis gali pasiekti iki 100 km/h. Tai jeigu taip atsitiks, kad mašina nesuvaldys vairuotojas ir priekiu remsis į šitos blokus, čia yra raudoni betoniniai blokai, tai gali praskristi porą metrų tikrai. Tai jeigu jūs stovėsit už bloko, galit nukentėti. Taip kad būkit labai atidus ir įsidėmėkit šitas raudonas zonas ir stovėkite ne ten. Arba jeigu stovite ten, būkit labai atsargus. Čia galime pamatyti iš karto, kaip atrodys ta trasa. Važiavimo metu iš tikrųjų buvo uždarytas kelias, taip kad tai nebuvo taip pavojinga, kaip atrodo. Kai kuriem žmonėm galbūt iš drifterių nekiltų klausimą, kad čia buvo, kad tai buvo saugu. Taigi, taip pat norėčiau pakalbėti dėl pries atstovo. Šiais metais turėjau keletą problemų su pries atstovais, kai kurie skundėsi, kad naudojama jų medžiaga be atsiklausimo ir dėl to buvo nuspręsta nueiti, kaip, pasielgti taip, kaip elgėsi mūsų kaimynai užsienyje ir padaryti tam tikras sąlygas, kad gauti akreditacijas. Taigi, viena iš sąlygų yra tokia, kad visą nufilmuotą ir nufotografuotą medžiagą renginio metu, ar tai jūs pries atstovas ar ne pries atstovas, bet koks žmogus, kuris nufilmuoja arba nufotografuoja medžiagą, jinai priklauso ne tik jum, bet ir D1 sporto organizacija, tai yra mum, kas organizuoja šitą renginį. Ir mes niekaip neapribosim ir neribosim, ką jūs darysit su nuotraukom, tačiau jeigu mums reikalinga medžiaga, jūs privalote ją atsiųsti. Jeigu jūs neatsiunčiat tos medžiagos, jūs arba negausite akreditacijas dėl sekančių renginių, arba jūs, jeigu užpildėte akreditaciją visiems metam, jūs nebegalėsite tiesiog būti akredituotas asmo renginių metu. Ir taip pat yra dar viena sąlyga. Jeigu vis dėlto jūs iš to gyvenat, dirbat ir norit užsidirbti, jūs galite sumokėti mokestį vienkartinį 150 litų ir tada visa medžiaga priklausys jum. Ir mes negalėsim prašyti arba reikalauti medžiagos iš jūsų. Taip pat visą medžiagą po renginio, nebūtinai iš karto, ne tą pačią dieną, bet kai atsiras galimybė, jūs turite persiųsti mums, naudojant arba Dropbox, arba WeTransfer, arba jeigu kai kurie atstovai tiesiogiai bendrauja su manim, gali per Skype'ą tai padaryti, bet būtinai turite atsiųsti visą medžiagą. Jinai gali būti sumažinta, kad mes galėtume atrinkti ir pasakyti tokią ir tokią nuotrauką, jeigu galėtų atsiųsti pilnu dydžiu. Taigi, va taip trumpai apie pries akreditacijas, iš principo jas gali gauti kiekvienas, kas tikrai nori ir dirba šitoje srityje, kadangi mes nenorim, kad 50 žmonių stovėtų trasoje ir žiūrėtų varžybas, nes pasirodė, kad užpraeitais metais iš 45 akredituotų asmenų tikrai tik tai 20 įdėjo į internetą medžiagą ir buvo tiksliai panaudota, o visi kiti tiesiog paėmė akreditaciją, nufotografavo savo malonumui ir nepanaudojo tos medžiagos. Taigi dėl to yra priimamos tokios sąlygos. Taigi, iš principo, kaip kalbėjo Antanas, mes turėsim dar 2 etapus, kuriuos organizuosim mes, kurie bus trečias etapas Kaune. Mes nusprendėm, kad vis dėlto tai yra buvo bandoma uždaryti kelią Karaliaus Mindaugo gatvę, tačiau mums nepavyko. Galbūt per Drift All Starsus, kaip kalbėjo Antanas, pavyks uždaryti tą gatvę
Ir jeigu pavyks, galbūt ir mes po Drift All Stars uždarysim gatvę ir tada trečias etapas vyks Karaliaus ir Mindaugo gatvė. Tačiau dėl šito negalim dar pažadėti, bet mes jau susitarim su Urmo, kad darysim geresnėje vietoje negu visada. Bus įsibėgėjimas apie 100 metrų ir trasos ilgis apie pusę kilometro. Jeigu viskas gausis, mes važiuosim testuoti po pirmojo etapo trasa, ten bus šuolis, kai mašina slys šono, jinai pašoks, nes vienoje vietoje bus nelygus kelias ir nuleidimas nuo bordiūrų. Bet į vieną pusę važiuojant, jisai labai toks, kaip tramplinas, o iš kitos pusės mes negalime važiuoti, nes ten yra bordiūras. Taigi trasa važiuosim į vieną pusę ir manau, kad tai bus labai įdomi atrodys ir žiūrovom ir dalyviam turėtų tai patikti. Dėl paskutinio etapo iš tikrųjų parašyti Vilniaus arba Nemuno žiedas. Kodėl Nemuno žiedas? Nes ten mes galėsim daryti renginį iki pat nakties ir padaryti tokį kaip fiestą. Po renginio daryti drift taksi arba tiesiog pasivažinėti. Ir tai darysim tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, nepatiks trasa arba kažkas tai nesigaus per pirmą etapą. Jeigu pirmas etapas pavyks maksimum, ką mes planuojam, tai galbūt uždarimą irgi darysim šitoj trasoj, arba netoli Ozo aš radau dar vieną trasą, kurią galima būtų panaudoti visai šalia, galbūt nuo šitos vietos pusę kilometro, ir kuria irgi atrodo įdomiai, irgi bordiūrai ir greitis irgi trečio bėgio. Taigi tiek žinių, tiek informacijos. Visą šitą informaciją, kurią mes šiandien aptarėm, atsiras Facebook'e ir mūsų tinklalapė, taip kad galite užeiti, dar kartą peržiūrėti ir jeigu bus kokių klausimų, galite užduoti arba Facebook'ą, arba dabar, jeigu turit kas nors klausimų,